padarė variklį istorikino. Paketas labai svarbus žiemą ir dėl triukšmo, kad būtų kuo mažiau triukšmo. Šiuo metu mes perkam 18 autobusų, kurie važinėtų gamtinėmis dujomis, tai yra ekologiški, efektyvūs ir ženkliai mažiau naudojantis, sakykime, išlaidų degalams, kaip pavyzdžiui dizeliniai. Ir aišku, svarbu, kad jie bus naujos kartos, naujo tipo autobusai. Plius taip pat perkam 12 troleibusų. Tai yra ES faktiškai finansavimas yra iki 85%, o 15% turi prisidėti patys parkai. Labai svarbu autobusai tylus, kad būtų stiklo paketas, tam, kad žiemą stiklai neapšaltų ir kad būtų mažiau triukšmo viduje. Aišku, žemagrindžiai. Be abejo, galimybė pritaikyti važiavimą, pritaikyta yra važiuoti žmonėms su negale, mamoms su vežimėliais, plius taip pat galvojam, kad būtų pritaikyti ir netgi, ką tik diskutavom, pavyzdžiui, savaitgalį, kad dviratininkai galėtų važiuoti.